Labadiena, Ramūnai. Dėkojame, kad sutikote mums parodyti naująją Akmenę. Ar galime jums užduoti klausimų? Labadiena, malonu, kad domina. Žinoma, galite užduoti klausimus. Esate vienas iš Akmenės rajono gidų. Papasakokite, nuo ko prasidėjo jūsų gidavimo kelias? Oi, mano gidavimo kelias prasidėjo gan taip įdomiai, kadangi esu pats istorijos mokytojas. Tai gimęs, augęs ir pasenęs čia naujoje Akmenėje. Daug metų norėjau parodyti miestą, kaip jisai keičiasi, mūsų miesto apylinkės. Ir labai daug draugams atvykusiems iš kitų rajonų, draugų draugams atvykusiems vesdavau tas ekskursijas tokias neoficialias, nemokamas. Ir vieną kartą nusprendžiau, kad reikia išsilaikyti gido egzaminus, kursus pabaigti ir pradėti oficialiai gidauti, rodant mūsų nuostabų miestą. Galbūt prisimenate savo pirmąją rengtą ekskursiją. Kokia ji buvo? Labai gerai prisimenu. Tai buvo iš tikrųjų tokia ekskursija, kur pirma ekskursija pilnas idėjų, pilnas minčių. Buvo atvykę kolegos iš Jurbarko rajono mokytojai ir pasirodo buvo per daug suplanuota apžiūrėti, pažiūrėti, aplankyti. Tai nuo tada iš karto pasikeitė mąstymas, kad reikia kažkiek tai mažinti tuos lankomus objektus ir išsirinkti išskirtinius. Kokio netikėčiausio ar labiausiai įsiminusio klausimo teko sulaukti iš savo turistų? O, čia tai įdomus klausimas. Gal tokie du yra niuansai. Tikiuosi, ne vienas nei Akmenės gyventojas, nei naujosios Akmenės gyventojas nesupyks, bet labai dažnai klausia, kodėl naujoji Akmenė. Viena, o antras, toksai gal netgi populiaresnis, dažnai užduoda tokį klausimą. Tai kiek tų akmenių yra jūsų rajone? Naujoji Akmenė, Akmenė, antras, trečias Akmenės kaimas. Tai va čia tokia, iš tikrųjų, šitai sukelia šypsną. Galbūt tai parodo, kodėl Akmenė yra. Ar dažnai tenka vesti ekskursijas būtent naujojoje Akmenėje? Norėtųsi, žinoma, dažniau, bet ne visados yra taip, kaip mes norim. Tikrai yra nelengva prisikviesti žmonės į naują Akmenę. Visi pagal seną rodymą apie naują Akmenę, kad tai tipo bomžų miestas, čia nėra ką pamatyti, bet kada atsivežė juos, jie visi išvažiuoja pasakydami, wow, koksai miestas, net nesitikėjom tokio pamatyti. Kitas dalykas, labai džiaugiuosi, kad jau per tuos metus ne vieną kartą buvo atvykusi būtent tik į naują Akmenę iš Latvijos mūsų kaimyno. Kuo naujoji Akmenė išsiskiria iš kitų rajono miestų? Ar trumpai, ar ilgai? Jeigu trumpai, vienas pasakymas būtų, jeigu ilgai, tai čia galėčiau daug ir panašiai pasakoti. Na, gal to, kad pirmiausiai išsiskiria tuom, kad tai yra jauniausias miestas Akmenės rajone, didžiausias. Na ir galbūt neturi tokių išskirtinių istorinių lankomų objektų, kaip turi Akmenė, kaip turi Papilė, bet mes turim ir visą eilę lankomų objektų, kuriuos mes šiandien pabandysim aplankyti ir pasižiūrėti. Ar galėtumėte įvardinti svarbiausių lankytinų vietų trejetą, kurias svarbu aplankyti apsilankius šiame mieste? Taip, trečioje vietoje aš sakyčiau, pavasarį tikrai sužydės ir bus labai nuostabus naujai pasodintas sakurų parkas, į kurį kviesiu ir vešiu svečius parodyti, jeigu jie tuo metu atvažiuos. O į kitus du, tai dabar kviečiu, einam ten. Tai štai mes esame antroje vietoje, kur būtina apsilankyti naujoje Akmenėje. Tai čia visur yra buvęs pats pirmas miesto centras. Kuom jisai ypatingas ir kuom jisai išsiskiria? Tai yra centras pastatytas pagal 16-17 amžiaus klasikinį modelį. Kuom jis pasižymi? Paprastai stovint nesimato, bet kada mes įeinam į tam tikrą pastatą, iš to pastato labai gražiai pasirodo aikštė, linijinės gatvės, 4 gatvės į skirtingas pusės. Ir šitie tokie centrai, kaip sakiau, buvo statomi 16-17 amžiuje. O vėliau, tik tais po Antro pasaulinio karo, kada užėjo sovietinė okupacija ir tada buvo vėlgi Sovietų Sąjungoje atgaivintas
toks statymo stilius ir kiek man žinoma, tai yra vienintelis toksai centras Lietuvoje, o tokius miesto centrus statė būtent tie represiniai aparatai. O tikslas buvo, jeigu susirenka nepatenkintų žmonių minė, kad labai greitai galėtų į 4 pusės išsklaidyti žmonės ir tokiu būdu atlaisvinti centrą. Na ir mes dabar artėjom tame pačiam centre prie vienos išskirtinės skulptūros, vienintelės tokios Lietuvoje, daugiau niekur nėra, tai yra paminklas darbininkui, arba kaip mes vietiniai vadinam, paminklas Dulinskiui. Ir mes šičia matome šitą paminklą. Na, šitas paminklas yra pastatytas būtent darbininkui, Vasilevičius autorius, ir tikrai apie šitą paminklą galėtų daug papasakoti istorijų ir papasakoju daug tų istorijų, kada būna žmonės čia ekskursijoje ir ne su viena šypsena išsiskiriam nuo šito paminklo. Taip, kad šitą paminklą yra būtina aplankyti lankantis Naujojoje Akmenėje. Įdomu išvysti ir trečiąjį objektą, kurio nepamatę negalėtume pasakyti, kad buvote Naujojoje Akmenėje. Trečias, pats svarbiausias objektas, tai yra mūsų miesto perliukas, tai yra netgi gal visos Lietuvos perliukas, tai yra vienintelis toksai pastatas Lietuvoje, tai mūsų nuostabieji kultūros rūmai. Tai yra socrealizmo pastatas, jisai pastatytas 1958 metais, atidarytas, o kada įeinam į vidų, mes papuolam į to laikotarpio originalią aplinką. Tai kviečiu į vidų. Tai va, mes esame kultūros rūmuose, kaip sakiau, 1958 metų statyba. Esame antrame aukšte, kolonų salėje. Ir man iš dešinės yra likę originaliosios freskos, kurios buvo nupieštos ir pavaizduotos tiek lietuviškumos bandymas sugauti, tiek darbininkų švarių gražių gyvenimas. Bet tai yra viskas originalas ir kuom jos išsiskiria. Išsiskiria tuom, kad matot, yra tokios liaudiškai sakant smūtnos spalvos. Neryškios, ne raudona, ne mėlyna ryškia, kas buvo tuo metu labai populiaru 60-metyje soclageryje. Na, o kokios tos raudonos, mėlynos spalvos buvo ryškios, mes dabar pamatysime būtent languose, kur buvo jau priešingai padaryta negu kad šitos freskos. Ir čia mes matom vėlgi labai ryškias, įspūdingas spalvas, kaip sakiau, kas buvo būdinga šitam laikotarpiui. Na, o kodėl šitos yra matinės, o šitos tokios ryškios, aš smulkiau papasakoju būtent ekskursijos metu, kada mes apžiūrim šitos kultūros rūmus. Ar galite papasakoti apie miesto gastronomiją? Miesto gastronomija. Jeigu norint pavalgyti mieste, tai yra tikrai šiai dienai atsidarę nemažai ir naujų kavinių, ir senųjų susitvarkiusių. Galim paragauti nuo japoniškų sušių, kinietiška virtuvė yra atsidariusi, iki itališkų picų labai puikiai skaniai kepa. Ir žinoma, yra viena vieta, kur rengia būtent žemgališkų maisto edukaciją. Iš tikrųjų labai nuostabi vieta, iš tikrųjų labai skaniai ir gražiai pateikia tai apie žemgalių, nes mes esame dabar žemgalių žemėje būsėje. Ačiū, kad skiriate laiko mums. Pabaigai paskutinis klausimas. Įvardinkite pagrindinės priežastis, kodėl turistams verta užsukti ne tik į karjerus, bet ir Naująją Akmenę. Kodėl verta? Taip, labai verta. Pirmoje eilėje atsimenam tas laikotarpis, kada Naujoji Akmenė buvo piešiamas kaip bomžų miestas su išdaužytais langais, butais po 1 litą ir panašiai. Dabar, kas atvažiuoja visi Naująją Akmenę, išvažiavę pasako, mes visiškai nesitikėjom to pamatyti, ką mes pamatėm. Tai daugiau nedetalizuodamas, ką pamatyti, atvažiuokit, pažiūrėkit, o pamatyti ir papasakot padėsiu aš.